išanalizavome, peržiūrėjome, optimizavome eksporto sertifikatų pateikimo, išrašymo, išdavimo procesą ir įsipareigojame jį skaitmenizuoti, kad įrankis būtų patogus ir modernus tiek mūsų specialistams, tiek verslui. Vasario mėnesį pristatėme jums šitą pokytį ir šiandien jau atėjo ta diena, kada galime pasidžiaugti rezultatu ir pristatyti jums galutinį rezultatą, tai yra pilnai skaitmenizuota eksporto sertifikatų išdavimo procesą. Pagrindinis tikslas yra, kad paslauga, kurią suteikiame jums, būtų greita, sklandi ir kokybiška. Tikrai neatsitiks taip ir nesitikim, kad jau šiandien arba rytoj taip ir bus, kad tai naujas įrankis ir sukels kažkokių tai nepatogumų, nes reikės visiems kažko tai naujo išmokti, bet dėl tos priežasties ir darome susitikimus ir jeigu reikės ir darysime dar, jeigu bus toksai poreikis, kad jums pristatyti, atsakyti visus klausimus ir labai svarbu gauti iš jūsų grįžtamąjį ryšį. Tai labai kviečiu visus bendradarbiauti tam, kad tas mūsų produktas būtų kiek įmanoma patogesnis mums visiems. Ačiū labai komandai, kūrusiai šį įrankį, Aistė, Deividas, Gintarė ir kiti, kurių nepaminėjau. Tai iš tikrųjų mūsų komandos savo jėgomis, be jokių papildomų valstybės finansavimų sukurtas įrankis. Tai gerų mokymų visiems ir linkiu sėkmės. Ačiū. Ačiū, Audronė. Tai tuomet pereinam prie pagrindinės dalies. Aš pasinaudosiu irgi progą, ką ir Audronė paminėjo, kad įrankis ir tas mūsų paslaugų portalas, paslaugų portalas, tai yra sukurtas vidinės komandos, tai vadinasi, prie to dirbo kelių specialistų komanda, kurie buvo pagrindiniai tie turinio žmonės iš eksporto sertifikavimo pusės. Aišku, visas būrys didelis ir testuotojų. Didelis ačiū keliauja ir programuotojų komandai, Gyčiui, Antanui, Editai. Tai ir ką turbūt svarbu pastebėti, kad eksporto sertifikavimas kaip paslauga, kuri keliasi į šitą portalą, yra tik tai pirmoji. Mes ir toliau dirbsime tą linkme, kad tas paslaugas skaitmenizuotume. Ir jau pereinam tada prie šiandienos temos, tai šiek tiek apie pačią mokymų struktūrą. Mokymai šitie, jau pastebėjote, yra įrašomi. Įrašas bus prieinamas jums VMVT YouTube kanale. Tai iš karto po mokymų, kai tik tai bus įkelta, jūs busite informuoti laiškais ir galėsite tos įrašus peržiūrėti. Taip pat dėl pačios mokymų struktūros, tai pradžioje trumpas intro apie tai apskritai, kas yra eksport sistema. Tada keliausim jau į praktinę demonstraciją. Po pagrindinės dalies padarysim pauzę jūsų klausimams, tai turėsim pauzę, tai galėsite kelti ranką ir užduoti iš karto gyvai, ką labai ir skatinam padaryti, arba rašyti čiato skiltyje, tai arba įgarsinsim ir atsakysim pertraukėlės metu, arba parašysim tiesiai į čiato skiltį. Ir pereisim tuomet prie kitos dalies ir pabaigoje taip pat turėsim tarpą jūsų klausimam ir atsakymam. Tai tuoj dalinuosi ekranu ir pradžioje šiek tiek apie pačią sistemą. Taip, pasakykit, ar matote ekraną, ar viskas tvarkoj? Matom. Puiku. Taip, tai tuomet apie pačią eksport sistemą. Pati eksport sistema, jinai yra sudaryta iš tokių 3, pavadinkim, blokų. Pirmasis blokas tai yra Export-in arba e-portalas, apie kurį šiandien kalbėsim daugiausiai, ir jisai yra skirtas prašymų gauti eksporto sertifikatą pateikimui. Antroji dalis eksport aplikacija, tai yra jau nauja aplikacija skirta mūsų darbui viduje, tai yra inspektoriams, tam, kad tuos prašymus gautus per e-portalą galima būtų patogiai priimti, peržiūrėti, įvertinti ir išduoti sertifikatą. Ir aišku, su naujaja aplikacija, nauja duomenų struktūra, tai mums atveria galimybės ir operatyviau analizuoti ir išviešinti duomenis. Ir svarbus dalykas Export Out, tai yra išorinis puslapis, kuris yra skirtas išduotų arba negaliojančių sertifikatų patikrinimui.
irgi tam tikras ar ne naujas dalykas, šiandieną demonstracijos metu irgi pamatysite. Pirmiausia, apie pagrindinius pasikeitimus startavus eksport sistemai, tai skaitmenizuotas prašymų išduoti sertifikatą pateikimas arba VMVT paslaugų portalas, vienas iš esminių dalykų, tai prisijungimas bus vykdomas per elektroninius valdžios vartus, tai autentifikuojantis jums prastais būdais, kai jungiatės prie kitų viešųjų elektroninių paslaugų, pavyzdžiui, ar net BMI deklaruojant pajamas, autentifikuotis ir jungtis gali tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Stengiamės iš tikrųjų, kad kuo mažiau būtų rankinio darbo suvedant duomenis, tai reiškia ten, kur ar neįmanoma, ar duomenys užsipildo automatiškai, yra išskleidžiamas sąrašas, iš kurio galite pasirinkti, nereikia ar nerašyti ranka. Taip pat realizuotas duomenų tikrinimas arba validavimas, vadinasi, matysime vėlgi praktinės demonstracijos metu, kad laukuose yra nurodyta, kurie iš jų yra privalomi ir tuomet, jeigu informacija yra nesupildoma arba supildoma neteisingai, yra instruktažas vartotojui apie indikuojamas klaidas, ar ne, į kokį puslapį galbūt reikėtų sugrįžti ir ką papildyti. Ir aišku, realizuotas funkcionalumas, kuris leidžia greičiau pateikti kažkokias pastabas ir grąžinti jūsų prašymą ar netikslinti. Tai vėlgi viskas bus matoma paslaugų portale, jum prisijungus, atsidarius, galėsite matyti, kaip keičiasi pateikto prašymo statusas, jeigu jisai yra grąžinamas, tikslinti su kažkokiom ar ne pastabom, jos visos irgi bus matomos tame pačiame ekrane. Čia matot ar ne kelis langus iš paties paslaugų portalo, tai visą detalę prašymo pateikimo eigą mes pereisime demonstracijos metu. Naujoji aplikacija arba Export App, tai kaip ir minėjau, svarbiausias dalykas, kad duomenys iš šio portalo automatiškai yra perkeliami į mūsų aplikaciją, tai operatyviau ar negaunam duomenys, sutrumpėja tas procesas, per kurį mes gaunam jūsų prašymą, realizuotas rizikos skaičiavimo modelis, apie kurį šiek tiek plačiau irgi vėliau papasakosime, ir aišku integracijų bei duomenų analizės ir realaus laiko duomenų viešinimo galimybės. Čia matot kelis ar ne langus iš eksporto aplikacijos, vėlgi ta dalis bus šiek tiek parodyta, jinai ne tiek yra aktuali verslui, bet kokiu atveju žaidžia svarbu vaidmenį ar ne visame procese. Ir galiausiai tinklalapis išduotų sertifikatų tikrinimui, tai čia svarbiausias turbūt pakeitimas yra tas, kad galėsite turėdami eksporto sertifikatų numerį ir blanko numerį patikrinti puslapyje, kuriam nereikės jokių papildomų prisijungimų, sertifikato galiojimą ir pagrindinę su juo susijusią informaciją. Ir aišku, pamatyti prisektą realaus užduoto fizinio sertifikato kopiją. Tai čia turbūt svarbiausias dalykas, kad jeigu iki šiol būdavo reikalingi prisijungimai tiem, kas turi poreikį patikrinti ar ne tų sertifikatų galiojimą, tai nuo šiol šitas puslapis bus prieinamas visiems, jums reikės turėti 2 skaičius. Čia matysite ar ne sertifikatų tikrinimo puslapį, vėlgi demonstracijos metu parodysime ar ne, kaip jisai veikia. Ir galiausiai ar ne, tai visos aplikacijos bus pasiekiamos vienoje vietoje, tai eksporto paslaugų portale, tai bus iš jo galima patekti tiek į prašymų pateikimą, tiek į sertifikatų tikrinimo puslapius. Nuorodomis į patį portalą pasidalinsime jau ir šitų ar ne mokymų metu ir jos bus taip pat prieinamos mūsų internetinėme ar ne puslapyje nuo šiandien. Ir ką norime turbūt paskatinti padaryti, tai jeigu kyla kažkokie klausimai susiję su e-portalu, tai juos nukreipti į export@vmvt.lt, tai specialus elektroninis paštas sukurtas šitam pereinamajam laikotarpį, nes tikim, kad tikrai pradedant naudotis e-portalu gali kilti klausimų, tai visus juos galite siūsti į export@vmvt.lt ir komanda pasistengs operatyviai reaguoti ir atsakyti.
Tai turbūt iš manęs ar ne ir pačios pradžios tiek. Ir aš mikrofoną perduodu kolegai Deividui, kuris jau pereis prie mūsų praktinės ar ne demonstracijos ir detaliai pereisime būtent prašymo pateikimą ir visą procesą e-portale. Taip, ačiū Aiste. Perimu ekraną ir duokit žinot, kai matysite. Matom? Matom, Deividai. Puikiai. Kiekvienas ūkio subjektas prisijungęs per elektroninius valdžios vartus matysite panašų vaizdą. Na, pirmą kartą prisijungus neturėsite įrašų, bet su kiekvienu įrašu tas sąrašas vis ilgės ir jūs matysite kiekvieną pateikto prašymo, kiekvienai siuntai santrumpą ir giliau pasižiūrėsime toliau. Kaip matote, viršui turime pasirinkimą naujas prašymas. Jį paspaudus mums duos pasirinkimą arba pateikti prašymą išduoti sertifikatą gyvūnų siuntai arba prekių siuntai. Šiandien dirbame su gyvūnų siunta, tai mes tą ir padarome. Visą informaciją į elektroninę prašymo formą mes perkeliame iš popierinio prašymo išduoti sertifikatą gyvūnų siuntai. Tai yra nieko nedauginome, tiesiog patikslinome tai, ko mes prašome ūkio subjektų pateikti, palengvinome, kaip ir Aistė minėjo, kai kuriuos pasirinkimus iššokančiais langais, kur galima pasirinkti informaciją iš sąrašo. Ta jūs matysite toliau einant per visą prašymo pildymo eigą. Tai galime ir pradėti nuo pirmo informacinio laukelio, tai yra siuntėjas. Turiu pavyzdį, kurį aš greituoju būdu pasistengsiu perteikti ir užpildyti, kad jums būtų aiškiau. Na, pasirinkime vieną atsitiktinę įmonę. Mes pateikėme informaciją visą su pavadinimu, juridinio asmens kodu, adresu ir patvirtinimo ir registravimo numerį, jeigu tokį subjektas turi, kadangi tai yra kiaulių ūkis, jisai šios informacijos neturi. Suvedam atsakingą asmenį, šiuo atveju, tarkime, tai būsiu aš. Pareigos. Kontaktinius, telefono numerį ir elektroninį paštą, kuriais su jumis bendraus sertifikuojantis veterinarijos gydytojas, jeigu iškiltų kokiu nors klausimų, ar reikėtų patikslinti kokią nors informaciją, jis galės su jumis susisiekti čia nurodytą informaciją. Štai pirmą puslapį užsipildėme, mes galime į kitą, į sekantį puslapį pereiti arba spausdami kitą maršrutas, arba jeigu turime po ranka nebūtinai eilės tvarka informaciją, galima pildyti viską pasirinkdami aukščiau esančius pasirinkimus, suskirstytą pagal informacijos rūšis ir galima pereiti į skirtingus laukelius, spaudžiant ir viršutinę dalį, arba, kaip ir minėjau, apačioje, jau perėjus į antrą dalį, mes matysime, kad galima arba grįžti atgal į siuntėjo informaciją, arba pereiti prie sekančio laukelio, tai yra vežėjo informacijos. Paprastumo dėliai pildykime informaciją eilės tvarka, kaip esame pateikę čia. Taigi, importuojanti šalis, pasirinkime Latviją. Jeigu būtų tranzitas gyvūnų, tai yra jie vyktų per daugiau negu vieną šalį į galutinį paskirties tašką, mes galime pridėti tiek, kiek norime šalių. Sistema suprogramuota taip, kad greičiausiai bus tikėtina, kad gyvuliams teks sustoti poilsio punktuose dėl tranzito per kitas šalis, todėl reikalautumėm nurodyti ir papildomą informaciją būtent toje tranzitinėje šalyje. Galime pereiti prie vežėjo informacijos. Čia taip pat, kaip matote, kairiajame kampe yra pateikta trumpa informacija, kas yra prašoma nurodyti prie kiekvieno laukelio, kur mes manėme, kad reikėtų šiokio tokio patikslinimo. Taigi vežėją mes pasirinksime. Taip, adresas.
Patvirtinimo numeris. Ir čia juridinio asmens kodo mes nežinome, tai šiuo atveju aš pateiksiu atsitiktinį. Taip, transporto priemonę mes padaliname į dvi dalis, tai yra vežančioji transporto priemonė, tai yra kas tempia krovinį arba kas veža krovinį ir pačią krovinio dalį, tai šiuo atveju pasirinkę transporto priemonės rūšį mes turime iššokantį langą su sąrašu, šiuo atveju pasirinkime vilkiką ir nurodykime jo transporto priemonės numerį. Jeigu, tarkime, na gal su gyvuliais nėra toks dažnas atvejis, bet vežama keliomis transporto priemonėmis, čia galima jų pridėti, kiek yra jų poreikis, tas pats ir su transporto priemonės dalimi. Šiuo atveju tai būtų vėlgi iš iššokančio lango mes pasirenkame priekabą, bet yra ir narvai, dėžės, jeigu yra paukščiai transportuojami, ir kiti pasirinkimai, kur galima įvesti ir patiems ranka. Nurodykime priekabos numerį ir patvirtinimo registravimo numeris. Vėlgi atsitiktinis. Pridėsime prižiūrėtojo duomenis. Šiuo atveju, tarkime, būsiu aš. Ir kompetencijos pažymėjimo numeris vėlgi. Taip, pereiname prie sekančio žingsnio, tai yra pakrovimo vietos. Sudubliuokime tą informaciją kaip ir eksportuotojas, taip ir pateikime informaciją apie pakrovimo vietą tą pačią. Suveskime duomenis čia. Tuoj paminėsiu vieną svarbų punktą. Pagal savivaldybę šį laukelį bus sprendžiama, kuriam apygardos paslaugų skyriui keliaus prašymas. Tai yra, kai seniau jūs turėdavote iš iššokančio lango popierinėme prašyme pasirinkti specifinį apygardos skyrių. Čia jums to daryti ir spėlioti, ar tikrai Kauno apygarda sertifikuoja jūsų siuntą ar Vilniaus, nebereikės. Jūs tiesiog pasirenkate savivaldybę ir jos pagrindu jau automatiškai prašymas nukeliauja teisingam paslaugų apygardos skyriui. Šiuo atveju tai bus Jonavos. Pasirenkame Jonavos rajono savivaldybę. Pakrovimo informaciją duodame laiko mūsų inspektoriams pasiruošti. Numatome išvykimo laiką. Čia pateikiame taip pat informaciją ir apie bandos numerį. Numatomas atvykimo laikas bus tą pačią 17 dieną, tarkime 19 valandą ir įrašome, kad kelionės trukmė bus 4 valandos. Pereiname prie sekančio žingsnio, tai yra informacijos apie gyvūnus pateikimo. Jeigu teikite prašymą apie skirtingus gyvūnus, kurie patenka po skirtingais komercinės nomenklatūros kodais, galėsite pridėti tiek informacijos apie gyvūnus, kiek pageidaujate. Čia pasirinkimas pateiktas jums tik tais gyvūnų komercinės nomenklatūros kodai. Mes šiuo atveju vešime kiaules. Taip, 9211. Naminių rūšių kiaulės. Gyvūnų skaičius, tarkime, 170. Siuntos paskirtis. Vėlgi turime iššokantį langą, kur galime pasirinkti skirtingas pasirinkti. Šiuo atveju mes vežame skersti. Bendras svoris. Ir čia savininkas juridinis asmuo. Nurodome savininko informaciją. Bei pasirenkame atpažinimo gyvūnų priemonę, šiuo atveju bus bandos numeris. Ir pateikiame.
Štai, turime santrumpą informacijos, kurią suvedėme į visus laukelius, tai mums nurodo KPN kodą, gyvūnų skaičių, bendrą svorį ir paskirtį, bei kas yra vežama. Taip, tokiu pagrindu galime pridėti, kiek norime skirtingų gyvūnų, jeigu, tarkime, vežami buliai, telyčios ir karvės, galime pridėti skirtingais įrašais šitą informaciją. Taip pat, jeigu mes, tarkime, vežame galvijus, pasirinkus ausų įsagą, mums duotų pateikti daugiau informacijos apie kiekvieną gyvulį, pateikti sąrašą tos informacijos. Pereiname į sekantį žingsnį, gavėjo informaciją pateiksime. Vėlgi, čia padalinta į dvi dalis gavėjas ir paskirties vieta, kadangi kartais gavėjas gali būti juridinis asmuo registruotas nebūtinai ten, kuris turi savo įmonę, ar tai būtų skerdykla šiuo atveju, ar būtų kita laikymo vieta, tai nurodyti du atskiri laukeliai. Mes pasirinkame Latviją ir pateikime patvirtinimo registracijos numerį. Taip, paskutinis žingsnis – dokumentų pateikimas. Čia bus reikalinga jums pateikti privalomai 3 informacijos dokumentus arba patvirtinimus. Pirmas būtų mokėjimo patvirtinimas, pateikti valstybės rinkliavos apmokėjimą įrodančią pavedimo kopiją, maršruto planas, mes pridame dokumentą. Jeigu yra kitos šalies specifiniai reikalavimai dėl užkrečiamų ligų tyrimų protokolų, sąskaitos faktūros arba kiti papildomi dokumentai, jūs turite galimybę pridėti juos čia žemiau. Taip pat, jeigu reikalinga pateikti kažkokią tai papildomą informaciją, tam yra laisvos formos laukelis, kur galite įrašyti tą informaciją tekstu. Ir paskutinis dalykas, ką turime padaryti, tai patvirtinti, kad prašyme pateikti duomenys yra tikslus, jie atitinka tikrovę ir viskas atitinka teisės aktų ir tiek ES, tiek Lietuvos nacionalinius, tiek importuojančios šalies teisės aktų reikalavimus. Ir galime bandyti pateikti šį prašymą. Kaip matėte, tiek viršuje, tiek apačioje yra galimybė paspausti pateikti. Žinoma, mes dar galime šitą prašymą išsaugoti ir kaip juodraštį. Jeigu negalim baigti pildyti vienu metu, pereiti galėtumėm vėl pildyti tą prašymą grįžus po kažkiek laiko. Na ir bandome pateikti. Sistema šiuo atveju klausia, ar tikrai norime pateikti šį prašymą VMVT. Jeigu dar esame neįsitikinę, kad kažko gal neįrašėme ir kažko trūksta, mes visą laiką galim atšaukti, perbėgti per visą pateiktą informaciją, pasitikslinti ir jau tada, jeigu esame užtikrinti, spaudžiame pateikti. Na ir kaip matote, dešiniam kampe mūsų prašymo statusas pasikeitė į pateiktas. Tai reiškia, kad jau nukeliavo pranešimas VMVT, kad yra prašymas išduoti sertifikatą gyvūnų siuntai. Aš prašyčiau Gyčio parodyti iš VMVT pusės, kaip tai atrodo. Sveiki, tai kaip ir dėkoju kolega už žodį. Tai matot, dabar čia yra atsiradęs pas mus prašymas, kurį ką tik Deividas pateikė. Ir mes jį atsidarom. Inspektoriai gali peržiūrėti čia informaciją, gal paspausti plačiau, jei kažko nori daugiau sužinoti. Ir turime galimybę grąžinti, tikslinti. Tai pirmiausia patikrinsiu, ko iš tikrųjų trūksta šitam prašyme. Ir matau, kad postas nepasirinktas, trūksta failų. Ar jisai buvo pridėtas, Deividai? Užkrečiamų gyvūnų ligų protokolas nepridėtas buvo. Tai teisingai. Tai spaudžiame grąžinti, nurodome, kad trūksta informacijos ir pasirinkime, ko būtent reikia. Failas. Ir siunčiame atgal. Tai šitas prašymas grįžo pas Deividą. Deividai, gali pasidalinti? Tvarkoj, perimu atgal.
Ir kaip matote, statusas jau pasikeitė vėl. Inspektorius peržiūrėjo prašymą, parašė, kad trūksta tam tikros informacijos. Ką mes darome, mes įsijungiame savo prašymą, paspaudžiame dešiniam viršui į raidelę, mes matome, ką specialistas pažymėjo, kokios informacijos yra nepateikta ir ko trūksta. Susipažinę su šia informacija, mes galime greitai ją pateikti. Na, įvažiavimo PKP. Taip tiesiai iš galvos aš dabar nesugalvoju, bet palikime. Ir prie dokumentų mums nurodė, kad trūksta gyvūnų užkrečiamų ligų protokolo ir pridėsime laboratorinių tyrimų protokolą. Na ir bandome teikti datą, sistema mums tą leidžia ir kaip matote, statusas vėl pasikeitė į pateiktą pakartotinai. Jeigu inspektorius gavęs pakartotinę informaciją įsivertina ir jį tenkina, jisai gali pradėti formuoti sertifikato įrašą ir jo pagrindu, tai yra jūsų prašymo pagrindu, išduoti eksporto sertifikatą. Su kiekvienu žingsniu, jeigu būtų, su kiekvienu žingsniu statusas tiek keisis čia, tiek jūs gausite elektroniniu paštu žinutę, kad pasikeitė jūsų prašymo statusas, tai jau pradėjus kurti įrašą matysime, kad statusas yra patvirtinta berods, išdavus matysite, kad sertifikatas yra išduotas ir išdavus jau sertifikatą turėsite papildomą funkciją, bet aš manau galime padaryti trumpą pauzę ir atsakyti į kilusius klausimus, kadangi mačiau pakeltų rankų. Tomai, prašau. Sveiki. Tomas Miškinis, Vilniaus Paukštynas. Žiūrėkite, dabar dėl klausimas toks inkubacinių kiaušinių. Šiaip jie traktuojami būdavo kaip gyvūnai ir būna taip, kad inkubacinius kiaušinius reikia vežti per kelias šalis, ten įtraukus tranzitinę šalį, mes jokio sustojimo punkto ten nedarom, tų kiaušinių niekas neiškrauna ir jie niekur nėra iškraunami. Tai šitoj vietoj sistema leis nežymėti nieko, ar tai vis tik tai neduos ir mes kaip klaidą? Man reiktų pasitikslinti tik tais prie kur yra priskirti inkubaciniai kiaušiniai, ar kaip prie prekių, ar prie gyvų gyvūnų, kadangi aš pats labiau dirbu su gyvūniais produktais, ne gyvais gyvūnais, nepakomentuosiu, bet kokiu atveju vertinimas galima dėti brūkšnį tose vietose ir vertindamas sertifikuojantis gydytojas atkreips dėmesį, kad vis dėlto čia yra inkubaciniai kiaušiniai ir jiems nereikia sustoti pailsėti. Supratau. Ačiū. Nežinau, Virginijus šiaip dėl gyvūnų siuntų yra prisijungęs. Virginijau, ar galėsit pakomentuoti, ar čia irgi grįžtam pasitikslinti ir po to su atsakymu? Nu, man pačiam neteko irgi susidurti su kiaušiniais, taip kad negaliu irgi nieko pridurti. Tai aš manau, mes tada užsirašom šitą klausimą ir tada tiesiog pasižiūrėsim ir sugrįšim tada. Labą dieną, aš galiu pabandyti. Taip, kiaušiniams nereikia sustoti pailsėti, bet čia gal tik techninis dalykas yra, kaip atsižymėti. Be abejo, kad nereikia, jiems nei iškrauti, nei sustoti. Čia tik tai ta šalis nurodom tranzitinės ir viskas. Gerai, dar matau Dariaus ir Dianos pakeltas rankas, tai prašau. Labą dieną. Darius Dzekčiorius, Baltic Vienko prekyba. Turiu keletą klausimų. Pirmas klausimas, pateikiant duomenis, galvijų sąrašas. Kaip jisai bus importuojamas, kokia forma bus tinkama, nes mes popierinės formas tai įvairiai mes pildydavom ir kartais inspektoriai pateikdavo ir iš Traces NT, ar ne, tos failus, kuriuos mes turim užpildyti, ir kartais tiesiog Excelį importuoti. Ar čia aš nepastebėjau, ar turėtų būti šiaip failą prikabinti, ar ne, galimybė?
Tai va, toks klausimas yra, kokia forma, koks priimtinas formatas bus, ar bus bendras priimtas formatas, ar mes kaip supildysim, taip supildysim. Manau, kad ne. Tai va, šitoj vietoj reiks, ar ne, kažkokio patikslinimo. Taip, antras klausimas dabar. Kadangi, sakykime, mes dažnai vežame į Lenkijos Respubliką, ar ne, ir tai yra būna dažnai ilga kelionė, ir mes vežame ne iš surinkimo punkto, o tiesiogiai iš ūkių. Tai, kaip žinoma, mes turime teisės tik tais pasirašyti pirmą dalį kelionės planavimo. Tai ten buvo ar ne, punktas, kad mes turime pridėti kelionės planavimą. Tai kaip čia toliau viskas vystysis? Ar ten pagal nutilėjimą buvo inspektoriam buvo pateikta, kad nebūtina antros dalies, nes nei ūkininkai neturi tų prisijungimų, o mums pagal duomenų apsaugą irgi negalima suteikti, kaip mes pasirašinėtumėm už ūkininkus. Tai vat šitas klausimas. Ir dar trečias klausimas. Jeigu mes vežame ilgą kelionę, yra, sakykime, ar ten iki 28 valandų, ar daugiau negu 28 valandas yra sustojimo punktai, ar ne, po 14 valandų. Tai ar mes galėsime, faktas tas, kad sustoja transportas ten pagirdyti ir pašerti, sustoja parkinguose ar kažkur. Tai vat kaip mes įtrauksime į kelionės planavimą, vėlgi, nes čia jau yra Tracy sistemoje, bet kadangi tų adresų ten nėra, jokių parkingų, tai vat kokiu būdu yra įtraukiama, ar čia bus susijęta su Tracy NT, bus duomenys atėję iš Tracy NT ar ne. Tai aš manau, kad reiktų, kad jie būtų kažkaip, bet aišku, jums teisių nesuteiks. Tai va, tokie klausimai. Ačiū. Tai aš gal padengsiu pirmą klausimą dėl dokumentų pateikimo. Tai kaip matote, yra sąrašas, kokiais formatais priimama dokumentai. Tai jį galima ir praplėsti, jeigu būtų poreikis. Specifinių kažkokių tai formatų vėlgi, kaip ir sakiau, gal gyvūnų. Aš labai atsiprašau. Aš labai atsiprašau, tai nėra esmė kokių failų. Esmė yra Excelinė, visiems Excelių reikės pateikti. Ar tai bus Excelinė forma, nes mes iš inspektorių gaudome, sakau, kartais atsiųsdavo iš Tracy NT būtent tą Excelio ar ne tą formą, kurią mes turėdavom užpildyti. Kartais mes patys tiesiog ištraukime, padarome Excelinį ir nusinčiame. Tai vat tas yra klausimas. Ačiū. Tai vidaus prekybai, kadangi bet kokiu atveju duomenys perkeliami vidaus prekybos sertifikatų išdavimui į Tracy NT, pats optimaliausias variantas yra naudotis būtent tos sistemos sukuriama šabloninė Excelio lentelė, kadangi po to tuos duomenis apie gyvulius galima lengvai importuoti ir į pačią Tracy NT. Tuo pačiu pakomentu. Jo, dar labai atsiprašau, pratęsams, atsiprašau, kad toks aš įkyrus, bet tada nes mes kiekvienas negauname to Excelio, ar ne, mes neprieinam, sakykime, teisės, mes kaip pildome Tracy NT, mes pildome tik tais kelionės planavimą, ar ne? Tai va ten mes iki Excelio formos mes nedainame. Tai va galbūt tą Excelio formą kažkaip patalpinti, ar ne, nu, kažkokiu būdu, nes sakau, mes patys jos tos... Tikrai nebūtų problemos, galėtų būti ir viešai paskelbta VMVT tinklalapyje ir būtų galima išsiimti tą lentelę ir visiems bendrai naudoti vienodą formą. Čia problemos nematau. Taip, ačiū. Čia būtų labai gerai. Ačiū labai. Pasižymėm šitą. Taip, tada dar dėl tos sąsajos su Tracy, tai bent jau kol kas tai tikrai nėra numatyta ta sąsaja, kadangi tai, na, techniniu požiūriu yra per daug sudėtinga ir
Ir galbūt kada nors ateityje, bet tikrai ne artimiausiu metu. Taip, čia pridėsiu prie Gintarės, kad tiesiog, kadangi tai europinė sistema, mes šituo atveju kalbam apie nacionalinę sistemą, tai čia būtų didesnės ar ne apimties pokytis ir kaip ir sakėm, su Traces ar ne sistemos, kuriais tikrai nesikalbėjom, gal ir būtų galima kažkada padaryti, bet mes, kaip ir kalbėjom, kalbam apie didelės apimties pokytį, nes kalbam apie labai daug skirtingų ES valstybių ar ne narių ir turbūt ne vienai kyla poreikis integruoti su europinė sistema. Tai kol kas čia atsakymas neigiamas, bet žinom, kad aišku būtų žymiai patogiau darbuotis. Ir buvo tas vidurinis klausimas, atsiprašau, Gintarė, jeigu nušokau nuo minties. Tai va, aš norėjau, kad primintų apie ką ten tas vidurinis, gal Laimonas mums padėtų ten atsakyti, nes čia pakankamai specifiniai tokie klausimai. Tai čia dėl sustojimo tų taškų, kur šeria girdo po 1 valandą, čia tas trumpieji sustojimai. Taip. Aš visiškai irgi esu, kaip sakyti, gal Virginijus padės, bet aš kiek suprantu, čia viskas tas atsiduria maršruto plane, kuris yra pridedamas prie prašymų ir pateikiamas yra derinimui. Tai čia kaip papildomas dokumentas yra. Ir kadangi čia nėra ryšio su Traces sistema. Tik tai pasirinkti iš sistemos esančių adresų. Todėl ten gali tik tai apytikliai pasirinkti. Taip. Bet čia jau Trace'o klausimas nebebūtų. Jei tokiu atveju jūs galite suformuoti užklausą bendrai info@vmvt.lt ir mes galime išsiųsti poreikį jau Traces programuotojų komandai, ką dažnai darom su gyvūninių produktų siuntom, kur ten trūksta ar tai KPN kodų, ar tai kokiu nors lotynišku pavadinimu. Tai šitą galim komunikuoti iš karto tiesiai su Traces komanda ir čia neišspręsim šiuo momentu. Tai viskas taip aišku, bet sakau, leidė tik tai pasirinkti tuos adresus, kurie yra įvesti. Pačiam įvesti sustojimo punkto ar dar kažko, ar pergirdimo punkto nėra galimybės. Administratoriai Trace'o gali suvesti, ar ne, Deividai? Tai čia tiesiog pateikit tą tiesiog užklausą ir papildys. Bet ta informacija kiekvieną kelionę gali keistis. Ne, galima yra išaiškinimas, ar ne, kad mes pasirenkam pagal ieškam kažkokio punkto iš sąrašo, ar ne, kažkokį egzistuojantį, bet tai yra tiesiog, tai yra fiktyvu, ar ne, tai vat gal būtų galimybė, aišku, čia mes turime į Traces komandą kreiptis, bet dabar dar prie to pačio, pateikiant kelionės planavimą, tai kokią formą ar mes ten kaip jau minėjau, jūs man atsakysit gal tą klausimą, kadangi mes neturim teisių pasirašyti antros dalies kelionės planavimo, tai kokią tą formą mes turėsim pateikti tą kelionės planavimą. Ar tą pirmąją dalį įsisaugoja PDF ar kokiu būdu? Ačiū. Prašymą pateikiant užtenka pirmos dalies. Tai tą pirmą dalį ir pateiksit, paskui nežinau. PDF formate. PDF formate mes išsaugome ir pateikėme, ar ne? Taip užtenka, man atrodo. Ir ačiū. Taip, tada Diana ir Renatas. Labą dieną, esu Diana Chochlovienė iš UAB Bartinko. Dabar toksai klausimas. Labai reikalavimas yra paduoti prašymą sertifikavimui prieš 72 valandas. Viskas ok, mes paduodam, bet ten surašom preliminarius duomenis. Tai nėra tikslus transportas, tik tai planuojamas, tai nėra tikslus galvijų skaičius planuojamas ir mes galutinio net sąrašo galvijų mes net neturime, nėra galimybės, mes esam surinkimo centras ir renkam iki paros laiko dar iki išvažiavimo. Klausimas, ar bus galima pateikti preliminarų tą prašymą
ir jį papildyti, turint jau tikslius duomenis. Nes mes per info, sertifikavimas info, tai pildydavom taip, pateikiam ir paskiau, kai gaunam jau tikslius duomenis, mes prie to nurodyto mūsų registracijos dokumentėlio dadedam ir išsiunčiam elektroninę informaciją, elektroniniu būdu informaciją, tikslę. Ir šiaip vyksta net, neduos pameluoti inspektoriai, kurie tą darbą dirba, kad netgi ryte būna susiusta ten porą valandų iki eksporto tiksli jau informacija. Ar čia bus tokia galimybė, ar ką paduosim, taip ir viskas tuom ir pasibaigs. Vėlgi Nes tikriausiai. tokio punkto nemačiau, kad papildyti. Tikrai nemačiau tokio punkto. Nu, aišku, iš mūsų pusės noras tai būtų, kad gauti tą informaciją kuo tikslesnę, ta prasme, nu, nes tai užtrunka ir laike visas tas pateikinį, jeigu teiksit po kelis kartus, bet aš manau, tada toks, nu, kaip išeinant iš padėties, tiesiog susisieksite su inspektorium, kad jis jums gražintų pataisimui tą sertifikatą. Matėt, kad yra tokia galimybė, kaip gražinti. Nu, tai čia tokia kaip ir išėjimas iš padėties, bet aišku, būtų geriausia, kad ta informacija nesikeistų po kelis kartus. Nes mato, dar galvijai yra renkami. Renkami tik 24 valandom likus, nu, aišku, jie ir krenta ir visa kita, tai yra, nu, gyvas padaras, tai nėra, nu, saldainių dėžutė, kad pasidėjai, nu, jei pelės nesugraužia, tai gerai. Tai va, ir, nu, vis tiek mes pateikiam galvijų sąrašą, tai, nu, ne anksčiau kaip prieš 24 valandas. Tai va, tai ir tas 72 valandas, kad prieš 70 būtinai turi būti pateiktas sertifikato prašymas ir paskui ta tikslinama informacija, kad, nu, aš suprantu, kad ir jum dirbti, ir mum dirbti yra, bet tai... Tai sakau, kol kas tokia techninė galimybė, tai tiesiog matau, kad jūs prašot inspektoriaus, kad jums gražintų tiesiog papildymui, arba tada nu elektroniniu paštu pateikėt tą patikslinimą ir tada inspektorius jau rankiniu būdu sertifikate taiso tą informaciją. Paskui galbūt ateityje numatysim kažkokius kitus techninius sprendimus atsižvelgiant į tai, kiek bus, koks didelis bus tam poreikis, nes tiesiog mums reikia irgi matyti, kaip dažnai ir kiek bus tokių taisymų ir tos informacijos tikslinimų. Ačiū. Pridėsiu, ar ne, kad naudokite tada ir tą papildomos informacijos lauką. Mes vakar irgi tokio paties klausimo, ar ne, sulaukėm dėl prašymų, ar ne, ten tikslinimo. Tai jeigu jau tikrai žinoma tik tai ta preliminari kažkokia informacija, ten paskutiniai dokumentų skiltyje yra papildomos informacijos laukas, tai nurodykit, kad ten šita informacija preliminari, šita dar bus tikslinama, tiesiog parašykit, kad būtų galimybė ar nežinoti. Tai tame lauke galite rašyti pastabas. Taip. Ačiū labai už atsakymą. Tai matau dar nemažai pakeltų rankų, tai prašau toliau Renatas, Tomas ar Darius. Renatas, labai geras pavyzdys, ačiū, tiesiai į taikinį su pavyzdžiu. Aš norėjau paklausti dėl bandos numerio, nurodant kiaulės bandos numerį, kiaulių bandos numerį, ar nereikia raidžių LT priekyje įrašyti. Trumpas techninis, kitas būtų techninis pasinio kirtimo punktas. Tai, jei gerai prisimenu viską, tai tas punktas tada, kada kiaulė kertama išvykstama iš ES teritorijos. Ta vieta turėtų būti į Latviją, važiuodami iš Lietuvos nekertam. Išvykstam iš ES. Tai, manau, tas nereikalinga būtų nurodyti. Ir labiausiai dar norėjau paklausti, ar šitas išsaugotas, dabar išsiųstas jums prašymas, ar jisai išliks, ir jo pagrindu galima būtų formuoti paskui naują prašymą. Ir paskutinis klausimas, mano pastaba tokia, ar neplanuojat kitokių prisijungimo būdų prie šitos sistemos, nes dabar versti darbuotoją savo asmeninėmis prisijungimo priemonės identifikuotis ir jungtis prie
prie valstybinės sistemos kūrimos, tvarkyti darbo reikalus, tuo pat, atrodo, mums nepriimtina šitoje vietoje tas pasijungimas toks. Ačiū. Tai aš turbūt tas techninius klausimus ar neatsakysiu dėl prašymo kopijavimo, tai taip toks funkcionalumas yra, kai jisai jau ten yra su statusu priimtas, mes iš karto po klausimų sesijos, nes matau, kad laikas tiesiog tirpsta, pademonstruosim ar ne kaip tai veikia. Taip, turėsit galimybę kurti naują prašymą seno pagrindu, tam ir padarytas funkcionalumas, nežinom, kad daug būna pasikartojančios informacijos, ypač jeigu vežam ar ne ten dideliais srautais, dėl autentifikavimosi per elektroninius ar ne valdžios vartus. Na, kitu atveju mes kurtume kažkokią sistemą, kur reikėtų kiekvienam ar ne kurti kažkokius prisijungimus specifinius ar ne, tai šitoj vietoj tai būtų žymiai didesnės apimties sprendimas ir valdoma sistema, kur VMVT reikėtų ar nesuteikinėti prieigas. Dabar VISP autentifikacija tai yra tas standartinis sprendimas, į ką eina visos valstybės viešosios paslaugos. Mes tiesiog einame koja kojon su visų paslaugų skaitmenizavimu apskritai nacionaliniu mastu ir ta VISP autentifikacija per elektroninius valdžios vartus yra tas standartinis ar ne būdas, kaip autentifikuotis ir tuomet jūsų pateikiamas prašymas, pažymima ta varnelė yra tolygų prašymo pasirašymui. Tai mes kito kažkokio autentifikavimosi būdo nei per e-valdžios vartus ar per VISP tai nesam numatę. Ir tada dar buvo kiti klausimai, kurių, žinokit, jau nebeprisimenu, bet čia turbūt kolegos jau galės atsakyti. Dėl bandos numerio, čia mano žioplumas tikriausiai, kadangi, kaip sakiau, su gyvūniais produktais, ne su gyvūnais dirbu, tai neįrašiau LT taip, o antro irgi taip pat jau prabėgo mintis dėl antro pastebėjimo. Dėl pasienio posto. Taip. Ten tas laukas yra privalomas, tai vidai ir... Turėtų būti privalomos, kai trečioji šalis pasirenkama, ne Europos Sąjungos. Tai čia pataisomas dalykas greitai, nebebus to. Tai jeigu važiuosite į Latviją, Lenkiją ar kažkur, tai tas laukas tiesiog bus neprivalomas ir ten informacijos įrašyti nereikės. Taip, Tomai. Ir Dianos turbūt čia buvo iš seniau pakelta ranka dar. Jo, tai aš tikrai paantrinsiu ten kolegijai dėl tų 72 valandų, tai per tiek metų, kiek čia tos dokumentus rašinėjom, tai turbūt niekada dar nebuvo taip, kad duomenys būtų absoliučiai tikslus 72 valandos iki išvežimo siuntos. Labai dažnai būna taip, kad jie pasikeičia ir paskutinę dieną. Galbūt išeitis būtų ne tik tai per tą sistemą daryti, bet galbūt tiesiogiai bendrauti ir su inspektorium, kai sutaupytumėm tiek vienam, tiek kitam laiko, nes suprantat, yra turbūt ir tas, kad nei vienas nesėdėm prie kompiuterio ištisą dieną ir nelaukiam, kada pasikeis duomenys ir tučtuoj pat kažką pult keist. Labai dažnai gali būti ir dalykai sutvarkomi telefonu, tai vat nežinau, kaip šitoj vietoj VMT žiūri į tą bendravimą su inspektoriais. Kitas mano klausimas yra, bandos kodas, inkubaciniai kiaušiniai, nėra gyvūnas, kaip teoriškai gyvūnas, bet jie bandos tokio kaip kodo neturi. Ar jisai yra privalomas įrašyti, ar tiesiog tenai galima įrašyti inkubatoriaus patvirtinimo numerį, ko aš ten lyg ir nepastebėjau tam sąraše arba praleidau. Tokio lauko tai nėra inkubatoriaus patvirtinimo numerio, bet aš dabar tiesiog mums pagal kodą reikės pasižiūrėti, prie kur yra priskiriami tie inkubaciniai kiaušiniai. Tai čia mes dar pasižiūrėsim. Dabar dėl to tiesioginio susisiekimo, tai pas mus visgi yra VMVT dabar tokia politika, kad visgi tas asmeninis bendravimas nėra ta prasme, kad tai ne ta politika, kad bendrauti su kiekvienu inspektoriu asmeniškai, nes gali ir inspektoriai keistis, vienas pradėjo sertifikuoti, kitas galbūt pabaigė, bet sistema išlieka tokia pati, kaip ir buvo ir iki šiol. Jūs galite teikti ir elektroniniu paštu, ta prasme, dokumentus, tai nėra privaloma, kad jau viskas. Nuo šiandien jūs tik teikiate per elektroninius vartus prašymus. Ne, jūs galite teikti taip, kaip ir seniau. Jūs galite rašyti į tą elektroninį paštą, kuris yra skirtas sertifikavimui, kad greičiau informacija pasiektų mūsų sertifikuojančius pareigūnus, tai tų kelių pasiekti yra įvairių.
bet kad bendrauti, ta prasme, jau visiškai asmeniškai su sertifikuojančiu pareigūnu, tai mes to tikrai neskatinam. Taip, ir dar vienas klausimas dėl maršruto plano. Kaip žinia, paukščiam tokio plano nereikia. Tai ar ten privalomi tie dokumentai maršruto plano, ar leis ir be jų pateikti prašymą? Tai prie privalomų ten dokumentų, jeigu gerai, ta prasme, pamenu, ten uždėti kaip privalomi laukai. Bet jeigu yra kažkokias specifiškumas, ar ne, tai tokiu atveju galima tiesiog turbūt... Tai aš kiek žinau, arklinių šeimai ir paukščiam nėra taikomas maršruto planas. Tai ir mes tokio niekada nepildom, nerašom. Tai vat, jeigu tai bus privalomas dokumentas, tai mes čia susidursim su problema šitą vietą. Okay. Tai iš techninės pusės, ta prasme, jeigu nėra privaloma, Virginijau, gal čia jūs galėsit patikslinti šitoje vietoje? Nes iš techninės pusės, ta prasme, nesudėtingai sprendžiamas ar neklausimas yra. Paukščiam nelabai žinau, bet arkliniam ir laukiniam gyvūnam nėra reglamentuojama tas dalykas. Supratau. Tai iš techninės pusės tada tiesiog arba privalomumas bus dokumento nuimtas, arba kitu atveju tai galima prisekti iki kol ar neišspręsti. Jeigu šiandien ar ne ten, pavyzdžiui, pildote, tai prisekti ar ne kitą dokumentą ir bet kokiu atveju visa informacija, kurie ateina iki mūsų per prašymus ar ne inspektorius patikrins, ten galima ar nenurodyti, kad nėra privaloma ar ne tam tikrai rūšiai ir jeigu jūs nebūsit prisegę ten dokumento turinyje to konkretaus ar ne maršruto plano, tai viskas tvarkoja, galėsim išdavinėti sertifikatą ir be to. Tai čia toks siūlymas greitai, iki kol iš techninės pusės šitą klausimą išspręsime. Ačiū. Ir Tomai, jeigu turit 4 pirmus KPN kodo skaičiukus pasakykit arba parašykit į chatą ir mes greitai pasižiūrėsim, ar vis dėlto tie inkubaciniai kiaušiniai produktas ar gyvūnas dabar yra įrašytas. Taip. Jo. Taip, ir dar mačiau buvo Audroniaus, ar ne, klausimas, dokumentus reikia pateikti prieš 3 dienas, kodėl duodate 2, na čia kaip ir atsakėm, ar ne, ir priekabą vežantį kiaules turi turėti veterinarinį leidimą, o jūs suvedate bet kokį numerį, kodėl, tai čia turbūt buvo tik tai demonstracijos, ta prasme, tikslais. Čia nereikėtų atkreipti dėmesį, tikrai taip. Gerai, tai... Tai aš atsiprašau, replikuodamas į pono Androniaus, ar ne, čia buvo ne dėl to, kad čia ponia Diana, ar nepamenu, paminėjo būtent, kad mes surašome tuos nežinomus duomenis. Tai va, būtent tai yra neteisingus duomenis dėl to, kad ir transporto kompanija mums nepateikia, kuris transportas galbūt važiuos. Tai va, visgi sakyčiau, kad redaguoti, ar ne, arba sakykime, mes, jeigu pateikėm dokumentą ir ten yra, mes laukiam, kada inspektorius grąžins mums. Bet man galbūt geriau būtų, sakykime, kad opcija papildyti, ar ne, mes lygiai tą patį langą ir mes tada su pastabom parašome, kad papildome ir tai yra, sakykime, teisingi duomenys, ar ne, nes mums ir dažnai ir vežėjas keičiasi, ir transporto priemonė, ir galbūt vairuotojas, čia yra force majoras. Ir jisai tiek su gyvuliais, sakykime, kažkas atsitinka, ar ne, ten vienas ten koja išsilaužia, ar dar kažkas tiek lygiai taip pat ir transportininkai, ar ne, galbūt pakeičia, galbūt sugedo automobilis, tai čia turi būti force majoras. Ir dar vienas klausimas, aš labai įkyriu šiandieną. Tai pildydami mes augintoją, sakykime, kadangi mes esam organizatoriai ar siuntėjai, ar ne, tai pildydami augintojo, ūkininko ar ne duomenis. Aišku, tai nebus su VIT sistema sujungta, ar ne, kad mes galėtume, sakykime, pasirinkti iš ten ir kad jis sukristų teisingi duomenys. Va, tai yra. Nes dažnai būna kaip? Dažnai būna, sakykime, reikia daryti eksportą ir tas augintojas net nėra įtrauktas į Traces NT sistemą. Tai vat, irgi tai būtų pagalba. Ačiū. Jūs turit galvoje ŽUDC, Žemės ūkio duomenų centrą, tą sistemą, kad gyvuliai sukristų? Taip. Nu, žinokit, kol kas šitame etape tikrai nenumatytos jokios sąsajos,
tiesiog mums reikia dar ištobulinti šitą sistemą ir tada, bet aišku, kadangi ŽUDC sistema irgi yra valstybinė sistema, tai galbūt ateityje tikrai būtų tikslinga daryti kažkokias sąsajas, kad duomenis pasiimtų tiek dėl statusų bandų, tiek dėl tų numerių, galbūt taip, tai nusiimtų didelė dalis to galbūt duomenų surinkimo darbo. Tai labai gera mintis. Mes pasižymėm Ir prie pasižymėm. tolesnių reikalavimų vystymui. Čia, kaip ir minėjom, iš dalies dėl to ir yra daromas ar ne pristatymas, kad susirinkti poreikius. Ir natūralu, kad čia tas produktas nėra galutinis. Mes pristatom, pradedam naudotis, matom, kas veikia, kas neveikia, kas tinka, netinka ir tada turim tos vietos ar netobulinti, susirinkę tos realius reikalavimus. Tai visą tai, ką ar neišsakėt, tiek tas dėl integracijos su ŽUDC, tiek dėl to, kad galėtume tą papildymą inicijuoti patys, pasižymėm ir tuomet jau turbūt kažkur internetiniai, galbūt svetainiai padarysim tą klausimų atsakymų kažkokią sekciją, kad galima būtų pamatyti ar ne, pasižiūrėti tos dažniausiai užduodamus klausimus ir kiekvieną kartą, jeigu bus kažkokie didesni sistemos atnaujinimai, tai mes organizuosim pristatymus ir informuosim jūs, kada jau čia bus ar nerealizuota. Kol kas pasižymėm, bet apie terminus dar nieko negalim pasakyti. Ačiū. Taip, tai matau, kad Deividas ar ne atsakė dėl autentifikavimosi ir prašymų pateikimo, dėl prisijungimo, ar ne, kad jeigu jūs esat fizinis asmuo, tai jungiatės kaip fizinis, bet jeigu esat juridinis, tai jums reikėtų, taip, kad įmonė savo viduje padarytų tą vadinamą delegavimą, nes kaip juridinis asmuo, jisai gali prijungti kelis ten asmenis, vadybininkus, ten sekretorės prie to paties VISPO ir tada jūs galite identifikuotis kaip įmonės darbuotojas ne tik kaip fizinis asmuo, bet kaip juridinio asmens atstovas. Tai čia susitvarkyti tą VISPO delegavimą. Atstovavimas. Taip. Atstovavimas, tikrai taip. Gerai, dar matau vieną pakeltą ranką, tik tai jau nebesuseku, ar čia jau TG, ar atsakėm į klausimus. Nes gali tada dar paklausti ir mes judėsim prie kitos ar ne dalies, nes yra dar funkcionalumų, ką norim parodyti. TG? Turbūt netyčia. Gerai, tai tada judam toliau. Tai Deividai perduodu turbūt ekraną ir mikrofoną ir parodysim statusų keitimąsi ir prašymo tą kopijavimo funkciją. Taip. Vėl pasidalinu ekranu, turėtumėt matyti. Ir kaip matote, pasikeitė mūsų teikto prašymo statusas, tai šiuo metu tai yra sertifikatas išduotas. Ką mums tai reiškia, kad inspektorius atliko patikrinimą, išdavė sertifikatą, tą sertifikatą įkėlė į registrą ir jums atidavė originalą sertifikato arba treisinę kopiją priklausomai nuo situacijos. Ir ką tai dar reiškia, kad jūs galite atsidaryti šį įrašą, kadangi jau tai yra 100% užtikrinimas, kad pateikta informacija buvo teisinga, jums atsiranda papildoma funkcija, tai yra kopijuoti prašymą, tai yra kurti naują seną pagrindą. Ta paspaudus mums susikuria naujas juodraštis ir, kaip matote, visa informacija, kurią teikiame pirminėme prašyme, persikelia praktiškai į šiuos laukelius, neprisidėjo tik tais dokumentai, kuriuos pridėtumėt naujus. Na, tarkim, jeigu dažnai vežamas panašus gyvūnų skaičius, vėlgi ir gyvūnų informacija pasiliko, čia tik tais atnaujinsite arba pridėsite naują gyvūnų informaciją, bet vežėjas, pakrovimo vieta, maršrutas, siuntėjas, gavėjas, viskas išsisaugojo, jums iš naujo pildyti prašymo nereikia. Tai va, iš šitos dalies, manau, tiek, nebent būtų kažkokių dar specifinių klausimų, arba galiu perduoti Aistį žodį. Taip, aš tik tai galvoju, ar mes parodėm, jeigu kažkur bus blogai, arba nesuvesta informacija, kur bus galima pamatyti klaidas. Tai gal šitą kokį galiu greitai.
parodo, kad Ištrinkim, na, tarkim, gavėjo informaciją, mes bandome pateikti ir matome dešiniam kampe mums iššoka iš karto raudonai sužymėtos eilutės, kas yra nepateikta. Tai nepateikti dokumentai, kaip matot, nepateiktas gavėjas, tas privalomas laukas ir tampa paraudonintas ir nėra sutikimo, vėlgi, kaip ir rašiau į chatą, patikslinimas, kad maršruto planas nėra kaip privalomas dokumentas, jis ir neatsižymi čia, yra tik tais raudonai paryškinta informacija, ko mums trūksta, tai jeigu mes pateiksim tą visą informaciją, išsaugosim, taip, grįžtam prie gavėjo, ir čia gavėją užpildysim, pabandysim pateikti, viskas tiko, prašymas pateiktas. Ir mes tų tokių pačių kopijų galime kurti iš jau išduoto sertifikato, kiek norime, galim susikurti papildomų. Čia limito nėra. Taip, tai tuomet mes galim pereiti prie kitos dalies, tai yra export out puslapio, kuriame bus galima patikrinti išduotus sertifikatus. Tai tuoj pasidalinu ar ne puslapio. Vėlgi, kaip ir minėjom, ar ne, visa informacija, linkai į šitą puslapį bus pateikti tiek čia mokymų metu ir jau netrukus matomi ir mūsų išorinėme ar ne puslapyje. Į šito puslapio galėsite patekti tiek į prašymą eksporto sertifikatui gauti ar ne pateikimą. Iš karto ar ne parodau, kad paspaudus, Deividas iš karto rodė tą prašymų ar ne puslapį, kuriuos galite pateikti, bet paspaudę mygtuką būsite nukreipti prisijungimo prie e-valdžios vartus ar ne puslapį, čia galėsite pasirinkti fizinis, juridinis ar ne asmuo ir autentifikuotis jum patogiu būdu. Grįžtu ar ne atgal ir, kaip ir minėjom, iš pagrindinio puslapio taip pat bus galima patekti į išduotų sertifikatų tikrinimo puslapį. Čia svarbus ar ne momentas, kad senieji duomenys iš sistemos ar ne nebuvo perkelti, tai vadinasi sertifikatus, kurie išduoti tik tai po balandžio 7 dienos, bus galima patikrinti ar ne čia. Puslapiai veikia anglų, ukrainiečių ar ne kalbomis. Ir turint eksporto numerį ir sertifikato blanko numerį galima patikrinti esminę informaciją. Tuoj sekundėlę, aš dabar išsikopijuosiu tą informaciją, kad suvestume būtent tos duomenis, to sertifikato, kurį šiandieną matėte demonstracijos metu pildymą. Tai suvedu numerį, sertifikatų numerį iš L2 ir skaičius keičiasi į EXP ir skaičius, tai čia tiesiog reikėtų nurodyti skaičių be šaknelės ir tada į blanko ar ne dalį reikėtų nurodyti skaičių ir pasirinkti ar ne tą šaknelę. A, B, LT mūsų atveju ar ne bus LT. Spaudžiu tikrinti ar ne ir galim matyti, čia atsiranda informacija mūsų ar nepildyto prašymo ir išduoto sertifikato. Rodo statusą, kuris yra išduotas, į kur važiuoja. Kadangi Gytis dalyvavo demonstracijų, tai yra kas išdavė, surašytas transportas, siuntos dalis, čia bus produktų ar ne sąrašas, arba gyvūnų sąrašas ir prieduose sertifikatas. Tai yra pridėtas dokumentas, kurį ar negalima atsidaryti ir pasižiūrėti. Tai va, čia yra pridėtas tiesiog screenshotas, tai taip pat bus galima atsidaryti sertifikato kopiją. Čia tik patikslinti dar Aistę, gyvūnams bus intra daug sertifikatų dėl vidaus prekybos, tai jie čia neteikiami vien dėl to, kad galima pasitikrinti Tracyje tą dokumentą, tai čia kas vyksta jau eksportas į trečiąsias šalis, tai ar per Tracy sistemą eksporto jau funkcija išduotas sertifikatas arba mūsų dvišaliai suderintas sertifikatas ant blanko valstybinio.
Dėkui, Deividai, už patikslinimą. Taip ir turbūt dabar galim atsakyti ar ne į klausimus, nes iš demonstracijos pusės tikriausiai yra viskas. Tai Dariaus pakeltą ranką matau ir tada pereisim į chatą skaityti. Sveiki, dar kartą. Mes iš Traces NT sistemos negalime gauti sertifikato numerio. Sakykime, gal surinkimo punktas, gal ir gauna, mes neturime teisę. Tai vat galbūt į šitą turėtų ateiti tie sertifikatai, nes kitu atveju mes nematysim jų. Patikslinkit, kokią veiklą jūs vykdot, jūs kaip augintojas tiesiog. Ne, mes prekiautojai galvijais. Nes kai yra suformuojamas vidaus prekybos sertifikatas, jam suteikiamas yra intra-EU LT numeris. Tai žinom, be abejo. Tai vat apie šitą ir eina kalba, bet pagal tą numerį Trace'e galima, tarkim, kitos šalies kompetitingai institucijai pasitikrinti tą informaciją, o jeigu jums jau išdavė tą dokumentą, tai jūs turėsit jo kopiją. Mums atsiunčia tik tais elektroninę versiją, sakykime, ir ne visada. Ir ne visada. Nes siunčiama... Prašau, pabaigti. Nes, sakykime, kai nereikia, augintojui reikia, dažnai augintojui nusiunčia, nes jam reikia dėl gyvulių nurašymo, to būtent sertifikato numerio. Bet mes kaip organizatoriai ar siuntėjai, ar ne visada gavom. Jeigu paprašom arba, sakykime, inspektorius pamiršta, jis mums net neatsiunčia. Tai mes Traces sistemoje, mes neturime galimybės jį matyti ir pasitikrinti tą sertifikatą. Tai va, toksai niuansas. Jūs turite galvoje tą intrą, ar ne? Tā vidinį. Intrą. Taip, intrą. Čia reikėtų pasitikslinti, bet tikrai yra galimybė veiklos vykdytojus priskirti pagal jų ūkio subjektą ir kad jiem galėtų matyti visus jiems išduotus dokumentus pačiame Trace'e. Tai tą teisę mes galime suteikti, čia nematau problemos kažkokios. Nes netgi yra funkcijos, ką daro kitos šalis, tai yra teikia pirmą eksporto sertifikato dalį užpildę ūkio subjektai ir kompetitinga institucija tik pabaigia, tai tikrai tą matymą galime suteikti čia per Trace. Gerai, tai būtų labai šaunu, jeigu mes galėtume. Ačiū. Kitu atveju, jeigu jau nebus to Trace'inio sertifikato, tai inspektorius vis tiek pagal subjektą Trace'e gali pats turbūt susirasti tą sertifikatą. Čia tik tai kaip atsarginį variantą, jeigu reikalinga. Taip, be abejo, jeigu yra, jūs pati paminėjot, kad yra dabar asmeniniai duomenys neviešinami ar ne inspektorių, tai mes gerai, jeigu žinome kažkokį tai numerį, tai mes galime pasiklausti. O sakykime, jeigu mums elektroniniu laišku net nesiunčia to sertifikato, tai aš nežinau net ko užklausti. Ar ne per sertifikavimas ETA ir taip toliau, nemanau, kad tas ir... Tai va, tokie niuansai. Mes tada pasižymėm šitą vietą, tiesiog irgi pagalvosim, kaip čia šitoj vietoj tada išspręsti. Taip, tada Ieva, Diana. Sveiki. Žiūrėkit, mano klausimas iš tikrųjų yra labai panašus. Kai mes patikėm prašymą, kartais mums atsiunčia pradinį prašymą Traces sistemos ir ten kaip ir matom tos numeriukus viską, bet ne visada. Ar būtų gal galimybė, tarkim, kai jau išduotas tas sertifikatas, tą mūsų prašymą turėti tą visą eksportą numeriuką, kad mes paskui galėtume pamatyti ir persiųsti atitinkamams asmenims, kam reikia to eksporto sertifikato, kad veterinarijos atstovui nereiktų mums persiuntinėti sertifikato. Ar galėtume truputėlį patikslinti? Žiūrėkit, mes kai išsiunčiam prašymą su visais duomenimis, tada, kai jau tie visi duomenys yra priduoti, mums atsiunčia paruoštuką.
Ir sako, nu, paprašo patikrinti, ar viskas Jūs gerai, dabar tarkim, ten kalbate, svoriai. atsiprašau, jūs kalbate dabar apie teisinį sertifikatą Jo, ar apie teisinį eksporto? sertifikatą, eksporto teisinį sertifikatą. Tai mums pateikia tą paruoštuką ir paprašo patikrinti, ar viskas atitinka, ar dar kažkokių yra pasikeitimų. Ir mes jį patikrinam ir jeigu viskas gerai, parašom jo viskas gerai, jeigu ne, tada parašom, kur ten ar kažko trūksta, nu, kas ten bebūtų, ne? Ir tada šiuo metu dažniausiai mums atsiunčia jau tą užtvirtintą galutinį sertifikatą su plombos numeriais, su viskuo. Bet buvo atveju, kai tiesiog jie neatsiųsdavo to galutinio sertifikato, o mums reikia persiųsti Anglijai tiems žmonėms, kuriems reikia pateikti anglų sistemoje. Ir man tiesiog, ta prasme, kadangi mes galėtume dabar tą sertifikatą išsitraukti patys, bet jeigu mes neturime to sertifikato duomenų, tai kaip ir mes jo negalime išsitraukti. Ir jeigu, nes bent jau mes patikėme galutinius duomenis, ketvirtadienį vakare, penktadienį mašina išvažiuoja. Veterinarė dirba šiek tiek trumpiau penktadienį. Ir jeigu, tarkim, kažkokių kliūčių būna, aš jau po pusės 3 nebegaliu su niekom susisiekti, kad man išduotų tą sertifikato kopiją, kad aš ją galėčiau persiųsti. Tai būtų labai gerai, jeigu tas sertifikato numeriukas kažkur prašyme būtų įrašytas, kad mes tą galime pamatyti, nueiti į tą funkciją, kur mes galime išsitraukti tą sertifikatą jau, kur sertifikatų tikrinimas yra. Bet žiūrėkit, jeigu veterinarija apžiūri siuntą ir išduoda jums sertifikatą, tai jūs ir gaunat į rankas tą popierinį sertifikatą. Anglai prašo elektrinio, jie nepriima popierinio. Tai viskas tvarkoj. Bet kokiu atveju, bet kuris gydytojas išdavęs eksporto sertifikatą jums turi atiduoti arba tai elektroninę kopiją, arba tai fizinę originalą pačio išduoto sertifikato. Jeigu jums siunčia derintis jau tą draftinį variantą, tai aš pasakysiu paslaptį, viršuje yra parašytas tiek export.eu.lt numeris ir jis nesikeis ir kartu jau yra suteiktas mūsų sistemos numeris, kuris irgi nebesikeis ir jūs galėsit juos naudotis pasitikrinti tam sertifikatui. Supratau, gerai, dėkui. Taip, toliau Diana. Arba netyčia ar ne ranka. Tai dėl klausimas ar ne čiate, dėl maršruto plano pateikimo, tai patikrinam ar ne, tai maršruto planas demonstracijos metu ten buvo prisektas, šiaip nebus jau žymimas privalomas laukas, ar ne, greitai galim užeiti ar ne ir pamatyti, kad tiesiog nebus ar ne kaip privalomas laukas. Privalomi laukai yra pažymėti, kaip ir minėjom, raudonas spalva, arba kai kažkokios informacijos nepridedat, arba žvaigždute. Diana. Atsiprašau dar kartą, kai tik jūs atidarėt langą ir žiūriu, nėra failo įkelti Excelių, nes galvijų sąrašus mes siunčiam Excelių su visais paskaičiuotais galvijų amžiumi ir visa kita. Tai čia tada, jeigu aš įsiųsiu PDF formatu ar ten JPG, tai čia kiekvieną gyvuliuką tada mūsų jūsų veterinarijos gydytojas turės vestis rankytę, tai va, gal galima būtų prie šito viso dar pridėti ir excelinius variantus, wordinius, excelinius, kad tiesiog mums pateikus informaciją būtų tiksliai nukopijuota, nes būna, kad ir apsirinka, visi esam žmonės ir darom tas žmoniškas klaidas. Diana, viskas tvarkoj, dėkui už komentarą, šitą jau pasižymėjom pačioje pradžioje, kad reikia įtraukti tą kitą failo formatą. Čia viskas jau tvarkoj, bus padaryta, informuosim. Taip, dabar žiūriu, ar dar liko kažkokių neatsakytų ar ne klausimų. Aš matau čia dar dėl žirgo augintojo savininkas esu išklausiusi ir noriu užsakyti treises ir vežti. Techninis klausimas. Taip, tai tiesiog jūs turite kreiptis dėl treisės sertifikato išdavimo. Taip, Jolanta? Labą dieną. Žiūrėkit, klausimas dėl apmokėjimų sertifikatų. Mes, kai UAB Davank įmonė, apmokam dažniausiai už 10 sertifikatų į priekį.
Tai kaip šitoj vietoje mes turėsim tada rankiniu būdu atsispausdinti apmokėjimo tą kvitą ir tada žymėti ir kelti kiekvienu kartu, kada buvo panaudotas tas sertifikatas, kaip čia protingiau padaryti, nes tikrai po vieną vienetą buhalterija nežais. Tai čia vėlgi, ar ne, lauktas klausimas dėl pačio apmokėjimo, ar ne, tai tokiu atveju, žinoma, tą informaciją, ar ne, kad mokat į priekį, tai reikėtų pridėti tiesiog to paties, ar ne, pavedimo kopiją ir turbūt papildomą informaciją, čia jeigu neleis man Deividas su Gintarė sumeluoti, tiesiog parašyti, ar ne, už ką konkrečiai ten yra mokama ateityje, vėlgi kitam vystymo etape, kitu atveju mes būtume dar ilgiau laukę iki jau portalo paleidimo, esam numatę ir elektroninės bankininkystės įskiepio tą galimybę, tai reiškia jau tiesioginį apmokėjimą už paslaugas, tai kai prisijungia ar ne į patį portalą, galima būtų iš karto ir apmokėjimą daryti. Tai didžiausias ar ne tas iššūkis yra šitoj vietoj kol kas ir kalbantis su VMI, tai yra tas būtent krepšelių į priekį formavimas. Šitą mes dalyką ar ne žinom ir užtat tas įskiepio ar ne realizavimas toks, koks būtų patogus jums ir kokio mes ar ne norėtume užtruk šiek tiek ilgiau. Dabar šiai dienai tai taip reikėtų pridėti tą patį apmokėjimą ar ne ir tada papildomą informacijai parašyti ar ne už ką yra mokama. Jeigu, kaip sakėt, moka ten už 10 ar daugiau sertifikatų į priekį. Ar atsakiau į klausimą? Taip, ačiū. Dėkui. Tai liktai pakeltų rankų daugiau ar ne nematau. Čiato skiltyje turbūt irgi visus klausimus palietėm ir laiko turim nebe tiek ar ne ir daug. Norim padėkoti šiandieną visiems ar ne susirinkusiem į mokymus, paskatinti pradėti ar ne naudotis e-paslaugų portalu. Jeigu kyla kažkokių klausimų, nesklandumų pildant, mes esam pasiruošę tam pereinamajam laikotarpiui, tai tiesiog parašykite laišką export@vmvt.lt. Tik tai pažymim, kad tas elektroninis paštas yra skirtas išskirtinai techniniam klausimam dėl paties portalo ar ne naudojimo, bei aišku jūsų pasiūlymam, kurios, kaip ir minėjom, fiksuojam ir įtraukiam jau į kitus sistemos tobulinimo etapus. Mokymų įrašą rasit VMVT YouTube kanale. Irgi kiekvienas mokymų dalyvis elektroniniu paštu bus informuotas, kai įrašai jau bus įkelti ten. Tai ačiū susirinkusiems ir tada produktyvios likusios dienos. Ir matau dar pakeltų rankų. Tai gerai, turim laiko, beveik atsisveikinau, bet tada pratęsiam klausimą. Sveiki dar kartą. Dabar šitas eksport ar ne, tas elektroninis, kuris jis bus kur nors patalpintas, kad mes turėtume prie portalo ar kažkur tai. Jūs apie elektroninio pašto adresą ar apie patį portalo kontaktai. Iš karto siunčiu į čiato skiltį, jeigu dabar ar ne naudosit, o tuo atveju tai bus mūsų puslapyje. Tiesiog irgi patalpinsime. Gal jį galima būtų pakabinti ten, kur mes naudojamės tą netoli toj bazėje. Tai, žinot, viskas yra techninis įrankis. Taip, tikrai taip. Ačiū. Dariau, geras pasiūlymas, dėkui. Tai, matau tik tai Renato komentarą, kad reikėtų padaryti, kad už VMVT paslaugos būtų apmokama per 30 dienų po paslaugų suteikimo. Priemam kaip pasiūlymą, dabar realizuoti turbūt nėra galimybės, nes yra reikalavimas, kad už paslaugą neturi būti apmokėta išrašant sertifikatą suteikiant paslaugą. Turi tai būti padaryta prieš ir tai yra paslaugos toks suteikimo reikalavimas. Bet pasižymim kaip pasiūlymą, bet čia jau ne techninis ar ne klausimas, bet turbūt jau viso teisinio reguliavimo. Gerai, tai ačiū dar kartą ir šiandieną atsisveikinam, kaip ir minėjom jūsų pasiūlymų klausimų dėl paties portalo laukiam adresu export@vmvt.lt ir linkų į patį portalą pasidalinsiu, bet kaip ir minėjau, rasite ar ne mūsų internetinėme puslapyje. Tai ačiū ir viso geriausio. Ačiū, viso. Ačiū, viso geriausio. Viso gero. Ačiū, gero. Gero. Viso.